Projekte Kviečiu šokti pažadinta aistra, Jurga Nusauskienė ir Andrių Grebliką jau pakrikštijo pakvaišusią porelę. Jiedu viską daro kartu. Pluša repeticijų salėje, leidžia laisvalaikį, karstosi medžiais ir kuria beprotiškiausias idėjas. Visada kartu. Tai projekto ekstremalai kiekvieną savaitę kruopščiai besiruošiantys savo pasirodymams ir netgi rizikuojantys gyvybę. Poros nesustabdė netgi šis liepsnojantis pasirodymas, visiems laikams Andriui palikęs randus. Tad dar prieš projektą pasakyti Jurgos žodžiai, regis buvo ne juokai. Man nepatinka bijot, nes aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų žmogaus gyvenime tai išnaudoti visas jam suteiktas galimybės. Ir aš visada juokauju, kad jeigu rytoj mane už kampo nutrenktų žiguliukas, aš nenoriu gailėtis, kad aš kažko nepadariau, ką aš galėjau padaryti. Nors užkulisiuose pora spinduliuoja laimę ir pasitikėjimu savimi, o galutinėje komisijos ir žiūrovų vertinimo lentelėje dažniausiai laikosi stabiliai per vidurį, tačiau net jiems projekto metu nepavyko išvengti emocinio lūžio. Vienoje iš laidų netikėtai pratrūko Jurga Nusauskienė. Čia yra tas atvejis, kai aš verkiu tik iš pykčio ir tik ant savęs. Stipri moteris nepalūžo, stipri moteris labai supyko ant savęs ir aš manau, kad taip, tai yra įrodymas, kad aš iš tikrųjų pasikeičiau, nes tikrai nėra taip buvę, turbūt, nežinau, per kiek metų, kad aš viešai nesusivaldyčiau, iš tikrųjų taip tikrai nėra buvę. Šiame projekte Jurga niekada nesakė, kad nori laimėti. Jos siekis visada buvo pasikeisti, tapti silpnesne ir moteriškesne. Ir atrodo, kad Jurga savo tikslo jau pasiekė.